Vertintojai, taip, noriu priminti, jog vertinti galima viską. Laikyseną, aprangą, batus, judesį, dinamiškumą, balso stiprumą, dainavimo įgūdžius. Jeigu vertintojas pasakys, kokių akių spalvos buvo jo ekspromto dalyvis, tai bus siaubingas ir labai geras įvertinimas. Taigi, vertintojai, už jūs taip pat vakaro pabaigoje bus balsuojama. Galbūt ir tapsit šio vakaro nugalėtojų. Taigi pasistengti verta. Kviečiu 6 komandos Už lango ekspromto dainos atlikėją Rasą atlikti ekspromto dainą. Prašome pas mus prieš. Visko čia buvo ne po truputį, o po daug. Tai imkit viską iš gyvenimo po daug, o ne po truputį. Nes iš vakaro nesitikėjau. Žinome, mūsų atlikėjai taip pat ekspromto, viskas jai pavyko. Ir tie kaštonai palinkėti 40, maždaug, manau, kad tinkami visiems. Kaip tik prie to žodžio mes ir prisijungim, prie tų kaštonų. Neklyskime iš kelio dėl takelio, visuomet sugrįžkime pas mamą.
Aš visiems čia esantiems linkiu, kad kregždės niekada neaplenktų jūsų namų ir kad jūs visada visi būtumėt laimingi. Būk tu saulė, vėjas, dangus, būk plačiausias padangės smėlis. Pagaliau būkit tu žmogus ir nebūk niekada šešėlis. Paplojame puikiai Stasei. Kviečiu trečios komandos Domeikavos Presto Virginija atlikti ekspromto dainą. Tiesiog visiems noriu palinkėti, tegul jūsų būna gyvenimas, šviečia jūsų gyvenimas visom vaivorykštės spalvom. Stebėkite savo mintis, jie tampa žodžiais. Stebėkite savo žodžius, jie tampa veiksmais. Stebėkite savo veiksmus, jie tampa įpročiais. Stebėkite savo įpročius, jie tampa charakteriu. Stebėkite savo charakterį, jie tampa jūsų likimu. Laukciu, paplojame Virginijai. Kviečiu penktos komandos Vanduo Inesa Upė atlikti ekspromto dainą. Iš viesulingų debesų išskrido paukščiai link dausų, tylių į meilės giesmės baigės laikyštauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų, išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą, laikyštauja toli nuo mūsų, pamiršę darganas ir lietų, išskridę paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Patys gražiausi paukščiai, dangaus paukščiai yra angelai. Ir mes moterys, giliai širdyje, esame angelai. Mes savo baltais sparnais globėme ir glostome. Tol, kol mums dėja kažkas pakerta tuos sparnus. Ir tada mums tenka skraidyti ant šluotų. Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie, tik rytoj nenutraukti vėl širdie, tik rytoj vėsiu rytį ir rudens, tik rytoj vėjas plautus man kelias, tik rytoj.
siūlyčiau, ką gali atlikti tuoj, nesakyk rytoj. Taigi, kviečiu pirmos stalelio vertintoją, pirmos komandos Sirenos ir Inkaras vertintoją Daną Pikudama. Prašom pas mus. Rudakė, Tatjana. Ir nesvarbu ūgis, bet svarbus mūsų. Ar tai esat pažįstama iš anksčiau, kad jau taip gerai? Matau, pažįstu. O akis pamatėt, kol stovėjo scenoje. Tai Taip, rudos akis. tikrai akylos šeimininkė, akylos akies šeimininkė ši esate vertintoja. Na. Ir Tatjana sakė, gali dar pakartoti. Jeigu jums patiko šio stalelio vertintoja, į mėlynąją kortelę turėsite įrašyti stalelio numerį 1. Jeigu jums patiko šio ekspromto dalies atlikėja, kuri buvo ką tik čia, į raudonąją kortelę turėsite įrašyti numerį 2. 7. Kviečiame antros komandos lapė ant 4 vertintoją Danių pas mus. Iš visų atlikėjų būsiu, jinai pati seksualiausia. Akis mėlynos su rudais taškiukais. Viena akis su rudais taškiukais, iš kur žalti žinai? Batai Rudi. 38 išmėros turėtų būti. Na, kviečiame trečios komandos Domeikavos Presto Arūną vertintoją pas mus. Arūnas vertino mūsų nuostabiją Stasę Novikovą. Prašau pas mumi. Na, klausome. Na, kai pamačius ponę Staselę, aš jau galvojau kažką pusapą. Tai panašiai ir buvo. Iš tikrųjų, tik užlipusi ponė, galbūt šiek tiek pasimetė, nes neišgirdo, kaip supratau, kad lyg tai galvojo, kad pirmųjų, tai, bet kai išgirdo pirmosius akordus, iškart atsipalaidavo ir viskas buvo gerai. Tai va. Balsas, sakyčiau, toks lyg tai būtų dainavusi kokiam nors kolektyvė. Ant 4. Kviečiame 4 komandos Turbo lapė vertintoją Egidijų. Dainavo puikiai. Tai puikiai dainavo, kad net ekrano nereikėjo. Jinai kažkur iš veidų išskaitė visą tą tekstą, matosi, kad daina puikiai pažįstama ir dažniau, daugiau ir jūs kokioje srity gal su dainavimu kažkuo susijusi? Su muzika. Man atrodo, viskas labai gerai yra. Ir čia nėra ką pridurti, tai labai trumpas toks anekdotas, kad, žodžiu, rašo žmogus laišką į televiziją ir sako, būkit geri per žinias, kai rodo titrų papą, čia nerodykit, nes mano uošvė žiūri ir galvoja, kad tai karok ir visą vakarą dainuoja. Ačiū. Na ir mes kviečiame 5 komandos Vanduo vertintoją Gražiną Jūrą pas mus. Nes pačios žvaigždės lėmė, kad šiandien turėčiau vertinti mielą Marių. Kuo jisai mielas, jau dabar čia Jaunas, gražus, žavingas, charizmatiškas, atletiškas. Ir ši daina sudainuota su tokiais interpais ir pauzėm. Pauzės buvo geriausia. Todėl, Mariui pasakysiu, kad šis įsiskyrimas buvo iš tiesų skausmingas ir vandžiogalai ir Mariui. Taigi, jis savo dainos žodžiuose dainavo tik rytoj. Jis nenorėjo įsiskirti su mumis. Mariau ir mums tas įsiskyrimas buvo skausmingas. Taigi, Marius fantastiškai dainavo, vertinimas 10. Ačiū. Ačiū. Ir dabar kviečiame 6 komandos už lango Laimą pas mus. Inesa upė tiesiog laisvai liejasi ant scenos. Jūs nepagalvokit taip, kaip dabar galvojat. Kiekvienas galvoja pagal savo sugedimo lygį. Laisvai tai reiškia plastiškai metalo paukščius, nuostabiai tikrus nuo lygino į kompanionės. Tiesiog nuostabus, puikus pasirodymas. Ačiū Jums. Kviečiame 7 komandos Česlovą pas mus. Na ir Česlovas vertins